Labas, mano vardas Aina ir šiame video VDI darbo teisės skyriaus vedėja, vyriausioji darbo inspektorė Ieva Piličiauskaitė papasakos apie darbo užmokestį. Papasakosime, kaip darbo kodeksas apibrėžia darbo užmokestį ir kaip jis turi būti nurodytas darbo sutartyje. Taps aišku, kokios 5 dalys sudaro darbo užmokestį. Paaiškės, kas tai yra padidintas apmokėjimas už darbą, premijos ir kaip jas apskaičiuoti. Sužinosite, kokie yra darbo užmokesčio ypatumai, taikant suminės darbo laiko apskaitos režimą. Taip pat papasakosime, kaip išvengti su darbo užmokesčiu susijusių diskriminavimo klaidų. Na ir galiausiai sužinosite, kaip nepridaryti klaidų darbo skelbimuose ieškant naujų darbuotojų, jog nepatektumėte į VDI akiratį. O jeigu norit sužinoti, kaip galite sutaupyti daugiau laiko, daugiau nervų, bei kaip lengviau instruktuoti darbuotojus, atsisakant visų popierinių instrukcijų ir žurnalų, po šiuo video rasite nuorodą. Spauskite ir pažiūrėkit, kaip DST darbo saugos e-sistema padeda sklandžiau įgyvendinti darbo saugos ir sveikatos reikalavimus. O dabar spaudžiam prenumeruoti ir nykščio mygtuką esantį apačioje, taip padės YouTube algoritmui. Na kągi, perduodu žodį Ievai. Tai darbo užmokestis, taip jį apibrėžia darbo kodeksas, tai yra būtinoji darbo sutarties sąlyga. Be kitų sąlygų, tai yra funkcija, darbovietė, darbo sutartyje privalo būti numatytas darbo užmokestis. Jeigu nenusimatome darbo užmokesčio, žinoma, įrodyti žodinius susitarimus, kokie jie bebūtų ir ar tai buvo didesnis užmokestis ar mažesnis, tampa itin sudėtinga, todėl tai yra ypač svarbi nuostata darbo sutartyje. Tai žinoma, sutartyje užmokestis turi būti nurodytas konkretus ir aiškus, gali būti ir nuorodos į tai reglamentuojančius teisės aktus, tačiau privalo tada darbuotojai būti supažindinti su tais teisės aktais. Pavyzdžiui, mes nusimatome valandinį arba bazinį užmokestį mėnesinį darbo sutartyje ir papildomos priemokos, priedai ir visa kita gali būti apmokėjimo sistemoje. Tai tikrai yra nedraudžiama, tačiau turėtų būti aprašyta ir tai aišku abiems šalims. Mes šiek tiek vėliau prieisime konkrečiai, kaip tą užmokestį nustatyti, apie apmokėjimo sistemas pakalbėsime, tačiau šios skaidrės žinutė, kad darbo užmokestis privalo būti ir jis privalo būti aiškus abiems sutarties šalims. Galime pasižiūrėti, kas sudaro darbo užmokestį. Galbūt akylesni stebėtojai gali pastebėti, kad premijos yra paminėtos bendrai, nors darbo kodeksai yra išskirtos šiek tiek atskirai premijos ir jos gali būti dvejopo pobūdžio, jos gali būti skatinamojo pobūdžio arba reglamentuotos šalių susitartos. Visos kitos dalys iš esmės jos yra aiškios ir šios dalys yra labai svarbios ir svarbu žinoti, ką įtraukti, ką neįtraukti, kaip pavyzdžiui mes skaičiuojame padidintą apmokėjimą už darbą švenčių dienomis, už poilsio dieną ir panašiai. Ir tikrai praktikoje mes sulaukiame tokių klausimų, ar tokį ir tokį priedą mes turime įskaičiuoti. Tai labai svarbu žinoti, kad visas tas dalis, kas yra darbo kodekse, mes privalome įtraukti, išskyrus skatinamojo pobūdžio išmokas, apie kurias taip pat mes dar pakalbėsime. Taigi, būtent ką norėjau paminėti apie skatinamojo pobūdžio išmokas, premijas, tai buvo aptarta šioje byloje, galbūt esate skaitę, ir čia yra išgryninta taisyklė, kad darbdavio pareigos mokėti darbuotojų darbo užmokestį apimti reikšmingomis pripažintos yra 2 aplinkybės. Tai pirma, ar šalys buvo susitarę dėl priedų, priemokų ar kitokių apmokėjimo dalių. Ir antra, jei toks susitarimas egzistavo, ar darbdavio pareiga mokėti darbuotojui tam tikras išmokas buvo susieta su darbuotojo vykdant darbo funkcijas pasiekiamais konkrečiais apibrėžtais rezultatais, kuriuos pasiekęs darbuotojas įgytų reikalavimo teisę. Tai čia yra labai svarbus momentas reikalavimo teisė.
Jau truputį užsiminiau apie skatinamojo pobūdžio premijas, apie jas kalbu dėl to, kad tikrai labai daug klausimų sulaukėme apie tai. Tai reikėtų atskirti, ar tai yra reglamentuota vidaus galbūt tvarkoje, ar tai yra atvejais, kada darbuotojas įgyja reikalavimo teisę, ar tai yra atvejais, kada darbdavys geranoriškai, galbūt pamatęs gerus rezultatus, gali skirti, gali neskirti tokią premiją. Tai šias premijas itin svarbu atskirti, nes nuo to priklauso ir visi kiti skaičiavimai. Ar mes įtrauksime, ar neįtrauksime būtent šias premijas. Toliau norėtumėm pasikalbėti apie susitarimą dėl darbo užmokesčio. Tai ką jau labai trumpai pradžioje paminėjau, tai darbo sutartyje šalys nustato darbo užmokestį per mėnesį arba darbo valandą. Tai reiškia, galimi yra abu atvejai, tačiau svarbu, kad tai nebūtų mažiau negu minimali mėnesinė alga arba minimali valandinė alga. Valandinė alga be abejo yra susijusi ir su nustatyta darbo laiko norma. Ir dažnai sulaukime klausimų, ar tai gali būti, pavyzdžiui, darbas pagal poreikį, nekonkretus valandų skaičius, kad, pavyzdžiui, darbuotojas dirba nuo 10 iki 30 valandų per mėnesį ir dar nustatome minimalią valandinę algą arba šiek tiek didesnę negu minimalią, tačiau valandinę. Tai iš karto noriu atkreipti dėmesį į tai, kad darbo laiko norma turi būti konkreti. Su tuo, žinoma, susijęs ir užmokestis, ir įsipareigojimas darbdavio suteikti tiek darbo, o darbuotojui, žinoma, įsipareigojimas tiek ir dirbti, kiek yra nustatyta. Tai, kaip jau ir minėjau, tai negali būti mažiau negu minimali mėnesinė alga, jos dydžiai skaidriai yra nurodyti. Taip pat, jeigu tai yra kvalifikuotas darbas, turi būti mokama daugiau negu nustatyta minimali mėnesinė alga arba minimali valandinė alga. Ir taip pat darbo sutarties šalys gali susitarti dėl priemokų, premijų ir panašiai. Tai dažniausiai tai yra reglamentuojama apmokėjimo sistemose. Toliau, čia jau truputį pakalbėjom apie teismų praktiką ir atskirimą, tai nebesikartosime. Prieiname prie padidinto apmokėjimo už darbą. Tai apskaičiuojant darbo užmokestį už darbą poilsio ar švenčių dienomis, traukiamos visos dalys, apie kurias aš jums paminėjau, apie kurias aš jau truputį kalbėjau. Tai vėlgi pasikartosiu, dėl premijų jūs jau ir šioje skaidrėje matote, kad ne visos premijos mokamos yra įtraukiamos į tos padidintus apmokėjimus ir būtent šį skaičiavimą. Darbuotojų premijavimas. Premijavimo tikslai darbo kodekse yra išskirti du. Tai darbo sutarties, darbo apmokėjimo sistemos, kitų darbo teisės normų nustatytais atvejais, dydžiais ir tvarka, atlyginti už darbuotojo atliktą darbą pagal darbo sutartį, arba darbdavio iniciatyva paskatinti jį už gerai atliktą darbą, veiklas arba veiklos rezultatus. Tai nuo to priklauso ir tolimesnė eiga, jeigu tai yra nustatytos premijos, įtvirtintos, susitartos ir, kaip jau ir minėjau, darbuotojas įgyja jas reikalavimo teisę, tuomet darbo santykių pasibaigimas net leidžia darbdavio nuo pareigos sumokėti premiją, kurios dydis yra proporcingas dirbtam laikui ir, jeigu šalis nenusistato kitokio laikotarpio. Ką svarbu paminėti? Kad atsiskaitimas su darbuotoju įprastai vyksta paskutinę darbo santykių dieną, nebent yra susitarta kitaip. Susitarimas kitaip galėtų būti jau ir iš anksto numatytas darbo sutartyje, tačiau tai galėtų būti iki 10 dienų laikotarpis. Kitu atveju, jeigu šalis nori susitarti ilgesnį galbūt laikotarpį, tokiu atveju galimas susitarimas, tačiau darbuotojui turi būti išmokėtas ne mažiau negu vienas vidutinis darbo užmokestis, o dėl viso kito likusio užmokesčio šalis gali tartis kaip nori. Tai lygiai taip pat yra ir dėl premijų. Jeigu premija iš karto gali būti apskaičiuojama ir rezultatai yra aiškus, ji privalo būti išmokama. Jeigu, pavyzdžiui, yra tokie atvejai, ko esu tikrai praktikoje girdėjus, kad premija niekaip negali būti apskaičiuojama, dėl tokios priežasties, kad netgi neaišku, ar jinai privalės būti mokama. Galbūt jinai mokama yra nuo skyriaus veiklos, jeigu yra pasiekiamas tam tikra pelno galbūt dalis, tik tai tokiu atveju priklauso premija. Ir žinoma, turbūt metų pradžioje mes negalime žinoti, ar bus ta premija, ar nebus tos premijos, ar priklausys, ar bus reikalavimo teisė, ar ne.
Na, tai siekiant užtikrinti teisingą apmokėjimą, tokiu atveju arba rekomenduojama šalims nutraukiant sutartį susitarti, kad įgyjus teisę bus išmokama vėliau, bet kuriuo atveju sutarties nutraukimas neatleidžia darbdavio nuo pareigos premiją išmokėti, jeigu darbuotojas įgyjo reikalavimo teisę į tokią premiją. Na, o skatinamoji premija, ji gali būti neskiriama, jeigu per 6 mėnesius darbuotojas padaro darbo pareigų pažeidimą, nustatytą darbo teisės normose arba darbo sutartyje. Tai mes čia kalbame apie darbo kodekso 58 straipsnį, apie pareigų pažeidimus. Tai žinoma, tai turi būti fiksuota, nustatyta ir aiškiai nurodyta. Dar jeigu kalbame apie darbuotojų premijavimą, dar taip pat svarbu paminėti ir vieną teismo nutartį. Teismo nutartis jau yra 20 metų, jau galima sakyti gal net ir senoka, tačiau tai yra patvirtinta ir dar kartą parodysime, kad darbdavio pareiga išmokėti premiją darbuotojui niekur nedingsta, nepaisant to, kad darbuotojas nutraukė sutartį. Ir arba tai yra proporcingas dydis, kuris jau iš karto apskaičiuotas, arba tai šalis gali sulikti tam tikrą išmokėjimo tvarką. Taip, darbo užmokesčio ypatumai taikant suminės darbo laiko apskaitos režimą. Norėjau paminėti ir suminės darbo laiko apskaitos režimą, kadangi išmokėjimas šiek tiek skiriasi ir taip pat bendra tvarka šiek tiek skiriasi, net ir apskaičiavimas skiriasi. Taigi darbo kodeksas nustato tokį reglamentavimą, kad jeigu apskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojas dėl jam sulygto darbo laiko režimo nėra išdirbęs bendros viso apskaitinio laikotarpio normos, už neįvykdytą darbo laiko normą jam sumokama pusė priklausančio darbo užmokesčio. Mes kalbame apie darbą pagal grafikus. Grafikus sudarinėja darbdavys, ir darbdaviui tenka pareiga užtikrinti, kad darbuotojui per apskaitinį laikotarpį būtų nustatyta dirbti tiek, kiek jam priklausytų pagal darbo laiko normą. Taigi, jeigu tokia pareiga nėra įgyvendinama ir darbuotojas nedirba, ir tikrai tai yra iš esmės ne dėl darbuotojo kaltės, tokiu atveju priklauso pusė darbo užmokesčio už nedirbtą laiką. Kitu atveju, jeigu darbo laiko norma viršijama, darbuotojui priklauso apmokėti už viršvalandinį darbą. Čia norėčiau akcentuoti, kad suminėje apskaitoje viršvalandžiai yra galimi ne tik apskaitinio laikotarpio pabaigoje, bet ir dienos viršvalandžiai. Tai jeigu darbuotojas konkrečią dieną dirba viršvalandinį darbą, tokiu atveju darbuotojui turi būti apmokama einamuoju mėnesiu su darbo užmokesčiu. Taip pat, jeigu darbuotojas dirba poilsio švenčių dieną ir už tai jam priklauso padidintas apmokėjimas, taip pat tas apmokėjimas turėtų vykti einamąjį mėnesį. Tik tai vienintelis atvejis, kada darbuotojui gali būti atsiskaitoma už viršvalandžius apskaitinio pabaigoje, tai yra, kai apsiskaičiuojame darbo laiko normą, kiek darbuotojas turėjo išdirbti, kiek išdirbo ir pamatome, kad vis tik susidarė viršvalandinis darbas. Tai tik tokiu atveju tai vyksta apskaitinio laikotarpio pabaigoje. Čia dar norėčiau akcentuoti, kadangi daug klausimų sulaukėme, ir tai, kad jeigu darbuotojui jau buvo apmokėta tam tikrą dalimi. Pavyzdžiui, darbuotojas dirbo poilsio dieną, taip pat dėl kurios atsirado ir viršvalandinis darbas. Viskas buvo suskaičiuota tiek, kiek priklauso, bet dėl to iškvietimo galbūt dirbti poilsio dieną atsirado ir viršvalandžiai ir didėja, sakykime, apmokėjimas. Tokiu atveju, jeigu darbo kodekse yra numatytas 2,5 darbo užmokesčio dydžio apmokėjimas, o darbuotojui dvigubai jau yra kompensuota, tai mes apskaitinio laikotarpio pabaigoje turime įvertinti, už ką ir kiek jau darbuotojui buvo apmokėta. Ir jeigu vis tik mes matome, kad viengubai jau apmokėjome už tą laiką arba dvigubai, tai papildomai, žinoma, reikia primokėti tik tai tiek, kiek darbuotojui priklausytų pagal darbo kodeksą. Taip, ir dirbant pagal suminę darbo laiko apskaitą, užmokestis mokamas už faktiškai išdirbtą laiką, išskyrus mano paminėtus atvejus, ir darbdavys gali mokėti pastovų darbo užmokestį, jeigu nebuvo darbo poilsio dieną arba švenčių dienomis ir panašiai. Tą galutinį atsiskaitimą atlikti tik tai apskaitinio laikotarpio pabaigoje, kuris yra maksimaliai 3 mėnesiai, nebent patenkama į ypatumus.
Darbo užmokesčio nustatymo ir mokėjimo principai. Principai, skamba taip gana formaliai, tačiau tai iš tikrųjų yra svarbi tema ir kelianti taip pat ginčių. Tai kaip jau labai trumpai paminėjau, tai minimalus darbo užmokestis yra mažiausias leistinas už nekvalifikuotą darbą. Ir darbo užmokestis privalo būti mokamas pinigais. Darbo kodekse tokia įdomi nuostata yra, kad darbo užmokestis mokamas natūra, vertinamas darbo ginčiuose, paprastai tai pasakysiu. Tai paminėtas apmokėjimas natūra vertinama tik tai diskriminacijos prasme ir jeigu darbdavys visiems darbuotojams, pavyzdžiui, moka vienodą užmokestį, bet suteikia papildomas kažkokias naudas, sveikatos draudimas, sporto klubas ir panašiai, taip yra vertinama kaip darbo užmokestis diskriminacijos prasme. Tai čia vienintelis atvejis, kada mes kalbame ne apie piniginį užmokestį. Taip pat dar norėčiau paminėti, kas laikoma nekvalifikuotų darbu. Tai laikomas darbas, kuriam atlikti nekeliami jokie specialūs kvalifikaciniai įgūdžiai ar profesiniai gebėjimai. Ir žinoma, darbdavys turėtų įvertinti, ar tai yra kvalifikuotas ar nekvalifikuotas. Jeigu šalių nuomonės išsiskiria, vėlgi tai jau yra ginčo klausimas, tačiau Lietuvos profesijų klasifikatoriuje yra nurodytas sąrašas ir pagal tai darbdaviai galėtų vertinti, ar konkreti pareigybė yra priskiriama kvalifikuotam ar nekvalifikuotam darbui. Taip pat dar svarbus principai yra teisingo apmokėjimo už darbą principas, tai nustatant darbo sutartyje užmokestį didesnį nei minimalų darbo užmokestį, vadovaujamas teisingumo, sąžiningumo, protingumo kriterijais ir dažnai sulaukiame klausimų, tai jeigu tai yra minimalus darbo užmokestis plus 1 euras, ar tai jau bus įgyvendintas įstatymo reikalavimas? Formaliai taip, tačiau, vėlgi tai turi būti vadovaujamasi per principus ir per sąžiningumą ir protingumą ir vertinama už kokį darbą ir koks užmokestis mokamas. Ir žinoma, už tokį pat ir vienodos vertės darbą mokamas vienodas darbo užmokestis. Tai jeigu lygiavertis darbas, gali kilti įvairių ginčių, jeigu darbuotojai mato, kad skirtingas užmokestis, tam pasitarnauja labai apmokėjimo sistemos, kai darbuotojams užmokesčiai yra nustatomi pagal parengtas apmokėjimo sistemas. Ir nediskriminavimo principas, tai paminėta, kad draudimas diskriminuoti lyties pagrindu, draudimas diskriminuoti kitais pagrindais. Ką norėčiau paminėti, kad Valstybinė darbo inspekcija daro patikrinimus, kur yra nustatytas didžiausias darbo užmokesčio atotrūkis tarp vyrų ir moterų. Tiesioginės diskriminacijos per šiuos patikrinimus nustatyta nebuvo, nors jau šiuos patikrinimus darome 3 metus, tai iš esmės tuo galime pasidžiaugti, kad tiesioginės diskriminacijos nebuvo, bet apraiškų ir požymių, kad užmokestis vis tik yra skirtingas, tačiau tas skirtingas užmokestis dažnu atveju ir yra pateisinamas objektyviom priežastim. Tai žinoma, dar stebimi tie atvejai, tokia situacija, kada užmokestis skiriasi dėl objektyvių priežasčių, nes pavyzdžiui, įmonėje aptarnavimo sektoriuje daugiausiai dirba moterys, o galbūt IT sektoriuje daugiausiai dirba vyrai. Tai kaip ir objektyvus pagrindas ir tai yra skirtingos pareigos ir skirtingi darbai, dėl ko ir negali būti tai tiesioginės diskriminacijos forma, tačiau darbdavys, nustatydamas darbo užmokestį, turi įvertinti šiuos aspektus, kad tai nebūtų dėl diskriminacinių pagrindų užmokestis skirtingas. Taip, ir skaidrumo principas, nemažiau svarbus, tai darbo skelbime darbdavys privalo nurodyti informaciją apie siūlomą bazinio tarifinio darbo užmokesčio, tai yra valandinio atlygio arba mėnesinės algos, arba pastoviosios dalies dydį ir arba dydžio intervalą. Tai čia iš tikrųjų kyla daug klausimų ir mes taip pat darome patikrą darbo skelbimuose ir Facebook paskyroje ir kitose platformose. Ir ką norėčiau paminėti, turbūt šiek tiek kebliai yra ta formuluotė. Dažnai darbdaviai nurodo užmokesčio dydį, pavyzdžiui, nuo. Ir jeigu mes žiūrėtumėme į šią formuluotę, ar galime nustatyti dydį nuo, bet nenustatyti iki? Žinoma, kad ne, nes tai turi būti pagal formuluotę, aš netgi paryškinau, kas turi būti dydis,
arba dydžio intervalas. Dydis gali būti konkretus, dydžio intervalas reiškia nuo iki. Tai norėčiau akcentuoti tai, kad turi būti, jeigu nurodote nuo, nurodyta ir iki. Ir ne visada darbdaviai mums pakomentavus skelbimą supranta, kas yra negerai nurodyta ir kodėl negerai kažkas yra nurodyta. Tai norėčiau tikrai atkreipti visų, ypač darbdavių dėmesį. Ir tai tikrai yra svarbu skaidrumui ir galbūt net pačiam darbuotojų susidomėjimui dirbti darbovietėje ir pritraukimui. Ir taip pat viena iš skaidrumo nuostatų, kuri dar ne taip ir seniai įsigaliojo, bet jau turbūt spėjome priprasti, kad darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiai susijusios išmokos turi būti mokamos pavedimu. Tai pavedimu yra ne tik į Lietuvos banką, ne tik į kažkokius konkrečius bankus, tai gali būti bet kokia mokėjimo sąskaita. Iš tikrųjų sulaukėm ypač darbdavių, kurie įdarbino užsienio piliečius, klausimų, jeigu yra įvairių situacijų, jeigu neatidaromos sąskaitos banke, dėl kažkokių priežasčių užtrunka procesai. Tai svarbu atkreipti dėmesį, kad darbo kodeksas neapriboja būtent bankų ir neapriboja būtent Lietuvos bankų. Tai yra bet kokia mokėjimo sąskaita. Dėkui, Ieva, ir sveikinu visus, kurie pažiūrėjote šį video iki pat pabaigos. Atsidėkodami galite paspausti patinka mygtuką video apačioje. Na ir kaip minėjau anksčiau, šio video aprašyme jūsų laukia nuoroda. Spauskite ir pažiūrėkit, kaip visiškai nesunku Desatoje registruoti ir sekti jūsų darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėje. Na, o jei norite matyti daugiau tokių video, spauskite prenumeruoti mygtuką ir apsilankykite mūsų YouTube kanale, kur jums jau dabar priruošta daugiau nei 80 panašių video edukacijų. Dėkui ir iki pasimatymo.